Sveiki visi, mano vardas Eglė ir aš sveikinu su jumis Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centro tinklalaidėje Dialogai. Ir šį kartą kviečiu jūs į pokalbį su Vaidu Viršilu, Lietuvos probacijos, resocializacijos ir priežiūros skyriaus vyriausiųjų specialisto. Sveiki, Vaidai. Lietuvos probacijos tarnybos, resocializacijos ir priežiūros skyriaus vyriausiųjų specialistų. Tai ilgi pavadinimai, tai ačiū labai, Eglė, už galimybę sudalyvauti jūsų laidoje. Ačiū, Vaidai, kad jūs sutikot sudalyvauti. Tai pirmiausia, norėčiau paklausti, kas yra ta probacija ir kokį vaidmenį jie atlieka toj teisiniai sistemai? Probacija yra alternatyva laisvės atėmimo bausmei su tam tikrom sąlygom, su tam tikrais ribojimais, kuriuos turi žmonės vykdyti, kuriem yra tokia paskiriama alternatyva. Tai reiškia ne įkalinimas, o galimybė galimybė keisti elgesį visuomenėje, neizoliuotam. O vietoje yra teisiniai sistemai, mūsų mechanizmas įsijungia po teismo sprendimo. Ir į probaciją galima, jeigu probojamasis galima per dvi duris, taip sąlyginai pakliūti per priekinės, tai kai yra bausmės vykdymas atidėtas, ir per galinės duris vadinamas, kai yra taikomas lygtinis paleidimas iš įkalinimo įstaigų. Tai gali būti įkalintas, bet gali būti ir neįkalintas. Bet kuriuo atveju su probacijos tarnybos darbuotojais tenka susitikti. Jūs minit, kad yra tos priekinės duris ir galinės, bet kokie tai atvejai būna, kai nubaudžia to žmonės, ar tai bet kuria nusikalstama veikla, ar tai turi būti specifinės? Tai yra teismo sprendimas, mes vykdome sprendimus, esame jau teismo sprendimus vykdanti organizacija, o bausmės tai yra nusižengimai, už kuriuos gali pas mus pakliūti žmonės, tai patys įvairiausi, kurie yra įtvirtinti baudžiamajame kodekse, Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse. Tai tie gali būti smurtiniai nusižengimai, tiek turtiniai nusižengimai, tiek seksualiniai. Aš žinau, kad jūs dirbate nemažai su smurtaujančiais asmenimis. Kaip atrodo tas darbas su jais? Jeigu žiūrint, tai truputį plačiau į probacijos tarnybos veiklą, tai darbuotojai probacijos tarnyboje jie specializuojasi. Tai reiškia, jie pasidalina tam tikras funkcijas. Ir yra, sakykime, dalis funkcijų, kurias vykdo tie darbuotojai, kurie atsakingi už kontrolę. Tai pavyzdžiui, gali apimti blaivumo tikrinimą asmens, taip pat asmens priežiūrą elektroninėmis stebėjimo priemonėmis. Taip pat yra pas mus psichologai, kurie teikia emocinę pagalbą, konsultuoja mūsų klientus. Mes turime ir mediatorius, kurie bando vykdyti taikomąjį teisingumą, bando sutaikyti, bando mažinti tam tikrą žalą, kurią yra įvykdę mūsų klientai, tarpininkauti tarp aukos ir teisės pažeidėjo. Ir taip pat yra dar dalis pareigūnų, vadinami resocializatoriai, kurie daugiausiai dirba su elgesio korekcijos įrankis. Turime tam tikrus įrankius. Pas mus tai vadinasi elgesio pataisos programa, tai tie įsigyti įrankiai, jie gali būti grupiniai, gali būti individualūs, gali būti motyvaciniai. Tai turime visą seriją įrankių aprobuotų, kuriuos taikome savo darbe. O sakykit, ar visi smurtautojai, su kuriais tenka dirbti, pripažįsta tą savo kaltę ir nori keistis? Jo, jeigu pasakyčiau, kad visi, tai būtų viena iš tokia pagrindinių mąstymo klaidų, nes paprastai nebūna visi arba niekas. Arba viskas, arba visada, nes mes kai dirbam irgi dažnai kalbam su to, pavyzdžiui, žmogus sako, aš niekada nemeluoju. Tai maža tikimybė labai. Arba žmogus gali melo nepažinti kaip melo, gal jam atrodo, kad jisai sako taip, kaip reikia, pavyzdžiui. Arba jisai turi tokią teisybę, tai pasaulis supranta. Tai tai smurtaujantis asmuo, tai jie... Dar kitas klausimas, ar yra tarp mūsų tokių žmonių, kurie nesmurtavo niekada. Tai čia vėl toks. Ir kartais tikrai nuoširdžiai žmonės sako, kad tikrai gyvenime net skruzdėlės nesu užmynęs, bet tai gyvybė faktiškai atimta buvo, ypač jeigu supykęs myniai. Tai toks šiek tiek su jumoru, bet
atsakant jūsų klausimą, noriu pasakyti, kad skirtingai, žinokite, ir gali dalį pripažinti kažko, ką supranta kaip smurtą, o kito gali jisai dalyko neidentifikuoti kaip smurtą. Pavyzdžiui, kaip pakeltų tonų vaikui sako kažkokius dalykus, kurie jam tuo momentu atrodo svarbus, jam atrodo, kad jisai čia dabar taip auklėjimas vyksta. Lygiai taip pat kaip ir su tuo diržu, ne, mušimas, tas toksai, kur anksčiau ypatingai buvo labai tokia laikoma tradicinė priemonė, ne, irgi aš nebijoju, kad dar dažnai susidurėt gal net ir su tokiais atvejais, kur žmogus tiesiog nuoširdžiai tiki, kad jisai daro teisingai. Taip, ir pavyzdžiui, grupėje dalyvavęs smurtaujantis asmenis sako, mane mušė tėvas ir aš užaugau geras žmogus. Ir būna kiti juokiasi, sako, ir tu čia. Jo, bet svarbus save identifikuoti kaip geras, o kaip neužaugau vagis. Taip. Ir dažnai jie būna teisūs, jie nebūna vagis. Dažnai. Bet jie būna tie, kurie nemoka valdyti pykčio arba yra išmokę taip išreikšti pyktį. Nes tikrai ne visi agresijos aktai jie yra dėl to, kad žmogus pykčio nevaldo, kai kurie iš jų būna agresyvūs dėl to, kad taip išmokė ir ten yra daugiau įsijungia pažintinių funkcijų, vadinamas instrumentinis, tai suplanuoti veiksmai, suplanuoti gali būti. Smurtas gali būti suplanuotas, nebūtinai afektinis, ne dėl to, kad nesuvaldžiau pykčio čia ir dabar. Tai čia dar mes atskiriam tokius žmonės, iš tikrųjų, kurių sakykime, skiriasi ta agresijos vadinama išraiška, per ką jie išreiškia, ar per planavimą, ar per nevaldymą jausmus tam tikrų. Bet tas planavimas tai tikriausiai irgi iš tokio kažkokio užlaikyto, susikaupusio to pykčio, ar kitų galbūt neigiamų jausmų, ar ne, kaip jūs matot? Dėl įvairių dalykų gali būti tas kelias, kaip jūs ką sakot, jau susikaupę yra daug ir jau Tai gali būti, kaip jūs sakote, šitas kelias, kai susikaupia ir jau žmogus tiesiog antiek jau nusijautrinęs, kad tiesiog automatiškai kažką gali daryti, bet kitas kelias gali būti, pavyzdžiui, tokie nusikaltimai, kai žmogus tiesiog suplanuoja, pavyzdžiui, vadinami tokie nusikaltimai dėl solidarumo, kai reikia nuvažiuoti, kažkam sulaužyti ranką tam, kad atiduotų skolą. Čia smurtinis veiksmas ir labai stiprus, bet ten to didelio pykčio nėra, čia tiesiog atlygiai žaidžia. Ir solidarumas žaidžia, sakykime, priklausimo tam tikrai grupiai asmenų, tam tikri dalykai ir vat, čia to pykčio nelabai, čia daugiau yra planavimo ir iš tikrųjų siekiama įbauginti, bet tai ne dėl to, kad jie nesivaldo, tai dėl to, kad jie taip suplanavo. Tai tokiais atvejais įtariu, kad gal dar net ir sudėtingiau dirbti, nes žmogus dar nelabai gal ir supranta savo veiksmų svorį. Jo, nes paprastai tas antrasis, kai instrumentinis, tai yra už tokius nusikaltimus baudžiama, sunkiau yra. Sunkesniam bausmėm, ilgesniam bausmėm. Ir skiriasi pats darbo būdas, kadangi čia nekalbam apie jausmų nevaldymą, čia kalbam apie tikslingai, planuotai pasirinktą tam tikrą gyvenimo būdą. Tai darbas pats skiriasi ir jeigu kalbam apie tą instrumentinį smurtą, tai dažniau čia būna individuali elgesio terapija, individuali kognityvinė elgesio terapija. Paprastai jie ne grupėse, būna žymiai intensyviau dirbama individualiai. O gal čia toksai ir nežinau, naivokas klausimas, bet ar yra kas motyvuoja žmonės keistis, bet iš tikrųjų nuoširdžiai motyvuoja keistis? Jo, žinokite, bet kiekvienas turi savo motyvą rasti, nes ne kiekvienam tie motyvai veikia. Pavyzdžiui, kai kam veikia bauginimas. Bet paprastai, jeigu tai asocialus asmenybės tipas, tai bauginimai dažnai jam neveikia. Turiu galvoje, juos netgi skatina dar pasipriešinimą, didina jų ir jie dar labiau nori iš tikrųjų eiti tą konfliktą. Tai gali būti bausmės. Bausmės veikia. Geriau bausmės veikia to žmonės, kurie dar nėra nusižengę. Čia dažniausiai kalbam ne apie teisės pažeidėjus, arba už ką dar nėra nusižengę. Tai, sakykime, žinojimas bausmės, kad tu gali būti nubaustas, už ką tu nesi dar nubaustas ir ko tu nedarai. Tai paprastai tas vadinamas toks informavimas arba prevencija, tai paprastai arba tas toks lengvos formos pasiekmių įvardinimas. Tas bus, jeigu tu taip darysi, tai jisai dalį žmonių veikia.
dalį žmonių tai veikia tam tikrais gyvenimo laikotarpiais. Pavyzdžiui, gali kalėjime veikti tam tikri bauginimo dalykai, bet iš esmės, jeigu kalbam apie ilgalaikį pasikeitimą, ne tai, kad čia ir dabar aš gerai elgsiuos, kol tu matai, kaip aš elgiuosi, bet aš išeisiu už durų, tai aš išeisiu dar ir už durų, bus toks momentas. Tai tada paprastai, iš tikrųjų, jeigu mes kalbam apie ilgalaikį pokytį, stabilų pokytį, tai turi būti vidinė motivacija, nes per bausmės dažniausiai eina išorinė motivacija, dėl ko, dėl kito aš tai darau, ne dėl savęs. Tas supratimas, kad ir man tai naudinga, jis ateina per bandymus kitokio elgesio mažai žingsnis, dažniausiai tai užtrunka, paprastai tam, kad pasiekti stabilų pokytį korekciniam darbe. Švedų mokslininkus esu skaitęs, skandinavų mokslininkus maždaug apie 2-3 metai, elgesio korekcijos, mažų žingsnių, bandymų, daryti kitaip, žiūrėti, kaip tai man pasiteisina mano gyvenime, ar vis dėlto tai man duoda daugiau žalos negu naudos, ne tik čia ir dabar, bet ilgesniai perspektyvoje tas įsivertinimas, kadangi žmogus yra mąstanti būtybė, žmogus yra mąstantis ir jisai paprastai vis tiek renkasi ilgesniai perspektyvoje ir kartojimo tikimybė didėja tada, kai jisai vis dėlto įvertina tai kaip daugiau naudos duodantį veiksmą. Tai jisai turi kartoti, turi daryti ir tada jau atsiranda vidiniai motyvai. Vidiniai motyvai, nebe dėl kitų, nes taip sakė darbuotojas arba taip sakė kažkoks kitas žmogus, kuris man svarbus, bet dėl to, kad aš taip besieldamas savo gyvenimo kitų tikslų galėsiu pasiekti sėkmingiau, tai būti sėkmingų žmogum, būti turtingų žmogum, mūsų teisės pažeidėjai nori būti turtingi. Yra žmonių, kurie sako, kad tai kažkokie labai yra blogi dalykai, bet jeigu legaliom priemonėm tai tapti turtingų žmogum, tai gal ir nėra labai toks blogas dalykas. Tai gal geras. O iš tikrųjų taip kaip įsivertina žmonės, nes mes turime ir tokius žmonės, kurie finansinius nusikaltimus daro, sisteminius. Tai ir jie turi rasti savo vidinius motyvus. Ilgalaikį pokytį garantuoja savo turimi pozityvūs tikslai. Juos reikia išsikelti, tuos pozityvūs tikslus, ir paskui mes galime padėti kartu siekti jų. Žingsnis po žingsnio, mažai žingsnis. Elgesio korekcija tai yra maži žingsniai, kur atkritis yra pripažįstama kaip normali stadija, į kurią gali pakliūti žmogus, kuris mėgina keisti elgesį. Atkričiai yra įprasta stadija. Kaip įdomu, ir aš žinot, jūsų beklausant galvoju, neabejoju, kad būna tikriausiai ir tokių, ir mes prieš tai trumpai ir paminėjom, kurie galbūt apsimeta, kad nori keistis vardan to, kad gerai tiktų, bet ar būna tokių atvejų, kur galbūt sunku atpažinti, ar lengva yra atpažinti tuos atvejus, kai žmogus apsimeta, o gal kaip tik yra labai tokių gudrių, pasitaikę žmonių, kur labai puikiai valdė manipulaciją? Taip, žinokite, kiekvienas žmogus yra skirtingas ir dabar taip apibūdinti grinai, kad tas toks, bet kartais, žinote, būna tie tokie radikalesni kažkokie atvejai, kurie įsimena. Tai tikrai esu turėjęs žmogų, kuris tikrai manipulacijos meną buvo įvaldęs ir iš tikrųjų teko daug klausytis, iš tikrųjų, nes žmogus, kad vienu metu taikytų kelias manipulacinės technikas, vienu metu iki tol dar nebuvau matęs, tai buvo senokai. Čia žinomas žmogus, žinomas verslininkas, net nesakysiu iš kur, bet iš Lietuvos jisai, tai tenka tada tokių žmonių daug klausytis. Iš vienos pusės, iš kitos pusės turim suprasti vis dėlto, kad jisai gyvenime savo pasiekė daug pasiekimų tai beseldamas ir jisai stiprino savo šitas kompetencijas ir tikrai nemanau, kad jis naudodavo jas tik nusikaltimam, jisai naudodavo jas ir geriem dalykam. Bet nubaustas buvo už tai, kur nusikaltimam naudoja. Tai susidūrus su tokiais žmonėms, su tais tokiais radikalesniais atvejais, tai pagrindinis dalykas, kas yra svarbu, tai tiesiog klausytis ir pabandyti suprasti iš tikrųjų. Tai daug klausytis reikia ir girdėti tai, ką sako žmonės. Bet iš kitos pusės, jeigu kalbant apie šitą konkretų asmenį, vis dėlto vertybinis dalykas ten buvo labai svarbus, jam rūpėjo labai jo šeima, jo sūnus.
su kuriuo jis turėjo ribotą bendravimą. Tai va tokie žmogiški dalykai iš tikrųjų. Jis turėjo tą šviesę, žmogiškąją pusę, turėjo šunį jauną, kuriuom rūpinas. Tai jisai tikrai turėjo stiprybės, turėjo gerus dalykus, bet jisai atėjo toks, koks atėjo. Atėjo toks, koks atėjo. Ir tai buvo, nepamirškim, ilgą gyvenimą pragyvenęs sėkmingai žmogus. Čia iš tikrųjų labai gilus psichologiniai aspektai, manau, žmogaus mąstyme, nes jis tikriausiai išmokęs ne veltui tokiu būdu išgyventi, išlikti, jeigu panalizuotume galbūt giliau vaikystę, dar kažką, kaip pasižiūri iš psichologinių aspektų. Taip, be abejo, 80%, aš manau, 80% to, ką mes darom, yra išmokta. 20% maždaug atsinešam. Čia galim ilgai diskutuoti dėl to, ką ten daugiau atsinešė, bet šiaip iš esmės žmogus mokosi, visą gyvenimą mokosi. Mes dabar su jumis irgi kalbamės ir mokomės. Vienas iš kito. Jo, ir tikrai iš kiekvieno žmogaus gali išmokti tam tikrų dalykų ir tuos pačius dalykus galima iš esmės, daugumą iš jų galima naudoti siekiant realizuoti gerus ketinimus ir siekiant realizuoti blogus ketinimus. Tai va čia tada tas moralinis klausimas iškyla, ką aš išmokęs darysiu. Ką aš darysiu su šitais dalykais, nes tam tikri įgūdžiai gali panaudoti būti geriam dalykam arba blogiem. Pavyzdžiui, išmokti atidžiai klausyti kitą žmogų, juk tai yra tam tikra kategorija žmonių, kurie tai gali tikrai panaudoti pagal tai, kaip moka ir tas naudas jas gali panaudoti ir neigiamą linkmę, ne tik teigiamą. Gali tapti tobulesnį kažkokiam ten nusižengime ar labiau manipuliuojantis ir taip toliau. Tai čia tada moraliniai tam tikri dalykai. Ir į tai dar mes ateinam iš tikrųjų. Ir gyvenimo patirtis tikriausiai, kurios irgi nuveda tam tikrais keliais. Visi tie, kai susijungia, tada pamatai tą visą dėlionę, kodėl žmogus yra dabar šiandien, priešais jūs, ir sėdi tenais toj situacijoje. Taip, tai yra nuosekli seka, būna žmonėms sunku pripažinti, kad tai yra nuosekli seka tavo anksčiau gyvenime padarytų sprendimų, kurie dabar atvedė tave čia, tavo sprendimai, tavo pasirinkimai. Mes dabar su jumis irgi čia neatsitiktinai kalbam, dėl to, kad turėjom tam tikrus sprendimus, tam tikrus pasirinkimus ir galė mes dabar čia toj studijoje. Taip. O sakykit, tais atvejais, aišku, visuomeniai daug girdim ir mūsų organizacija, kai mes dirbam su nukentėjusiais nuo smurto, ir žinom ir iš statistikų, didžioji dauguma smurtaujančių asmenų būna vyrai. Taip. Bet ar būna atvejų, kai pas jūs atsiduria smurtaujančios moterys? Ar daug tokių? Jeigu žiūrint į nubaustus asmenis už smurtą artimoje aplinkoje, tai dabar apie 15% mūsų kontingento, jisai išaugęs ir anksčiau buvo mažiau, ten sukdavosi dažniau apie 9, 10, 11, bet dabar netgi 15% yra moteris. Jeigu kalbam apie smurtą artimoje aplinkoje, nes kartais gali būti ir neartimoje dar aplinkoje smurtas, ten baruose, gatvėje, ten mušasi parkuose su svetimais žmonėm ir taip toliau. Čia rečiau pasitaiko, bet ir tokių moterų esu turėjęs labai sėkmingai dirbęs. Ne vieną atvejį turiu ir ne du iš tikrųjų. Ir būtent su tokiom agresyviom moterim, kurios agresyvos, net, sakykime, yra viešoje aplinkoje, turiu galvoje, ne namie, ne šeimoje. Tai jo, bet moteris sudaro šiai dienai ir ta tendencija yra didėjanti, nes jeigu nuo bendros populiacijos nuo 9%, tai iki 15%, tai beveik padvigubėjo, čia maždaug per kokią 12-13 metų. Tai. Bet aišku, moterų smurtas, jeigu artimo aplinkoje, paprastai yra nukreiptas tas fizinis smurtas, dažniausiai tai būna fiziniai veiksmai jau, tai dažniausiai tai būna prieš seserį, mamą, vaikus, ne prieš intimų partnerį. O smurtautojai vyrai tai paprastai smurtauja prieš intimę partnerę labiau. Tai skiriasi tas, sakykime, objektas, į kurį nukreipta agresija. Tai pas moteris dažniausiai tai yra tie vadinami arba lygiaverčiai, mama tai silpnesnė, jau dažniausiai būna nesuaugusios moteris muša, mama mažiau turi fizinių jėgų, seserį kai muša, tai ten žinot irgi, kuris sesuo stipresnė. O vaiką tai be abejo, tai moteris dažnai būna stipresnė už vaiką, Tai va taip ir pasidalina. Ir jo mes turime, jeigu moterų grupių, dabar Klaipėdoje tiksliai negaliu pasakyti, bet atitinkamai, jeigu, sakykime, čia dar neseniai visai vyrų grupės 7 buvo, tai moterų 2. Tai va toks maždaug santykis ir laikytis gali, tai prie 1 prie 7, tai jo, jos dalyvauja. Aišku, yra programa, kur moteris kartu dalyvauja su vyrais, tai kognityvinė elgesio terapija, bet yra
Duluth modeliu paremta programa, ten skiriasi šiek tiek pati metodika, ne šiek tiek, o gana taip ženkliai. Ten feministinės ištakos, kur autoriai šito modelio sako, kad smurtas šeimoje vyksta išimtinai dėl to, kad tai yra palikimas patriarchato ir vyrai siekia per valdžią, per turimas aukštesnės pozicijas visuomeniai kontroliuoti moteris. Ir aplamai visas smurtas vyksta tik dėl to artimoje aplinkoje, kad smurtauja vyras, tik tai dėl to išimtinai, o moteris tik ginasi. Tai čia kaip ir bet kuri kita teorija, dalis yra tiesos, bet teorija taip pat yra ir būdas nematyti tam tikrų dalykų. Bet čia skiriasi pats priėjimas ir dėl to tie darbuotojai turi turėti, aišku, ir kompetencijų, tam tikrų ir žinių daugiau, kad atskirti tos žmonės, kurie galbūt dėl to, kad nori valdyti ir kontroliuoti, tai daro, bet tikrai ne visi ir ne kiekvienas. Nes yra ir įvairių situacijų. Tai ir pačios grupės gali būti priklausomai nuo teorijos, kur yra taikoma, gali moteris kartu su vyrais, bet dažniau būna atskirai moterų ir atskirai vyrų. Tai tas darbas su vyrais ir moterim iš tikrųjų skiriasi, kai kalbam apie smurtautojus. Jo, čia žiūrint, kurios prieigos laikysimės. Jeigu kognityvinė terapija, sakykime, ta korekcinė dalis, tai čia nesiskiria toje vietoje. Bet jeigu imkime tą požiūrį, kad iš, kaip ir minėjau, antrą modelį, ten iš feministinės teorijos ištakų, tai tada skiriasi dėl skirtingų dalykų. Ir netgi, sakykime, viešoje erdvėje yra labai diskutuojama, kad reikėtų išskirti, kad smurtas artimoje aplinkoje jis išimtinai vyksta tik tai lyties pagrindu, kad smurtas artimoje aplinkoje ten, sakykime, tokių diskusijų yra daug. Kad išskirti reikėtų ten, sakykime, kad moteris tik tai kenčia ir tik tai ginasi, kad išskirti, kad vyrai ten tik smurtauja ir jie nekenčia ten, sakykime, gal apie tai nekalbėkime, apie tos jų mažai, ten nelabai ten kam rūpi, bet, jie žmonės irgi, jiem ir skauda, ir verkia, ir tarp kitko vyrai žudosi, stipriai žudosi, jeigu statistika, tai vyrai daugiau žudosi negu moteris, nes jiem prasčiau adaptuojasi visuomenė, turi daug įvairių problemų ir tikrai žymiai dažniau vyrai žudosi negu moteris. Tai čia agresija jau nukreipta į save, už tai nebaudžiama, gali nusižudyti sėkmingai. Nebus baudžiama. Ir būna tokių atvejų, kur, tarkim, po atsidūrė probacijoje, nuteisti ir pasirenka vėliau savižudybės kelią. Esu turėjęs savo asmeninį patirtį, tikrai. Esu turėjęs ir ne vieną, ir skirtingo amžiaus, ir tokiom netgi savižudybės tokios, iššokimas per balkoną vidury dienos ir nusižudymas iš didelio aukščio. Ir pasikarta garaže, ir jauni žmonės, ir vyresnio amžiaus, ir mergina viena iš jų nepilnamečių. Net laiko tiesiog to žmonės, nes iš tikrųjų mes galbūt, kai žvelgiam, ir aš sutinku su jumis ir tame visuomenė, tam viešajame naratyve, daug tokio, galbūt ir dėl nuoskaudų, ir dėl pykčio kylančio, bet tokio daug suskirstimo, bet jeigu giliau pasižiūrėtum iš psichologinių, ypatingai tokių aspektų, tai iš tikrųjų po kiekvienu tuo smurtautoju yra žmogus, kuris irgi galbūt nukentėjo kažkada nuo smurto, ar tapo nesmurtautojas, ar tai moteris, ar vyras. Jo, nes kaip jūs teisingai, kad labai teisingai Eglė sakot, jis juk išmoko tai. O mokėsi aš aišku nuo mažens, o kai mokėsi nuo mažens, kai buvo silpniausias, tai ką jisai kentėjo iš pradžių. O jau paskui mokėsi, kaip sumažinti tą kančią, o kelią jisai žinojo, kaip mažinti. Ir be abejo, jisai taip išmoko spręsti problemas. Čia labai efektyvus problemų sprendimo būdas, smurtaujantis asmuo čia ir dabar gali išspręsti daug. Iškrova įvyksta, jo, paklusimas įvyksta, bijo, gerbė. Jiems taip atrodo, kad ne visiems, bet būna tokių, kuriems atrodo, kad gerbė, bijo ir gerbė, tai galim lygybės ženklą dėti. Ne visiems taip atrodo, bet yra tokių ir kad sako, jo, tai ką aš būsiu skudras, tai manęs čia pradės visi kojas valytis, dabar kas čia dabar bus. Jo, koks aš vyras būsiu, tai aš geriau į kalėjimą tada. Yra ir taip kalba, jo, bet pats kalbėjimas, aš turiu galvoje, grupėse labai gerai, kad jie taip atvirai kalba, nes moksliniai tyrimai taip atrodo, kad kalbėjimas, iš tikrųjų bendrai kalbėjimas saugioje aplinkoje, jisai mažina riziką veiksmų smurtinių, nes žmonės kalbasi, jie energiją išlieja kitokiu būdu, ne fizinė agresijos veiksmais ir mažėja tikimybė. Aišku, niekas neužgarantuos 100%,
100% niekas nieko arba viskas visko, bet tai mažėja. Įrodyta, kad tai yra veiksminga mažinant. O kiek, sakykit, Vaidai, svarbus yra aplinkos, šeimos, bendruomenės vaidmuo žmogaus keitimėsi, kad jis galėtų keistis? Vienas iš centrinių vaidmenų, išskyrus tą atvejį, kai gyvena negyvenamoj saloje. Tai ten jau ir nebėra taip svarbu, jo, tas Robinzono Kruzo atvejis, bet jeigu jis gyvena, tas asmuo visuomenėje, tai vaidina, nes visi tie dalykai, kurie vyksta pa žmogų, socialiniai dalykai, vyksta santykėje su kažkuo. Ir dažnai tai yra kiti žmonės. Tai gali būti kaimynai, tai gali būti šeima, tai gali būti darbovietė, tai gali būti bendruomenė, tai gali būti futbolo komanda, kurioje jis laisvalaikiu žaidžia futbolą. Ir ten irgi treneris, jeigu agresyvus, jisai gali padaryti didelį įtaką. Arba agresyvus teisėjas aikštėje, juk būna ir teisėjai kartais agresyvus futbolo aikštėje. Yra apie tai filmų. Tai daro įtaką, bet kuriuo atveju. Žmogus, kadangi socialinė būtybė, išskyrus Robinzono Kruzo atveju, dar kartą sakau, tai be abejo visuomenė daro įtaką. Tik tai dažnai smurtaujantis žmonės linkę sumenkinti. Jie sako, iš tikrųjų, aš žinau, kaip turi būti, nes jeigu tu smurtaujantis asmuo, jisai turi labai tą tokią gynyba didelę ir tą teisybę savo labai svarbę. Tai sako, manęs neveikia, nors kai šneka apie tam tikrus dalykus, kurie jiems svarbus iš tikrųjų, tai tikrai mato ir jis pats ir kiti, kad tai tikrai veikia. Tai aš įsivaizduoju, jeigu žmogus, tarkim, pas jūs nepatenka smurtaujantis, atėjęs pats iš tokios aplinkos, jo visa aplinka tokia, ir jisai lyg ir atrodo, daro kažkokį progresą pas jūs. Bet jis po to išeis į gatvę, išeis į namus, į tą savo bendruomenę, tą savo ratą, jisai vėl labai gali stipriai tą visą įtaką negatyvę nublokšti atgal. Tai be abejo, tai vėlgi daro įtaką, bet vėlgi yra žmogaus pasirinkimai ir jeigu žmogus pradeda matyti, kad jam yra tam tikrų naudų iš tikrųjų, tai esame tikrai turėję atvejus, tai tada žmonės daro rimtus labai pasirinkimus, pavyzdžiui, keičia gyvenamą vietą. Sąmoningai keičia gyvenamą vietą ne dėl to, kad ten tą namą nugriovė šiandien, bet sąmoningai keičia gyvenamą vietą, kad nebūti šalia tokių, arba sąmoningai keičia darbovietę. Daro daug kitų sąmoningų pasirinkimų, gali sąmoningai moteris gyventi smurtiniuose santykiuose, sąmoningai nutraukti santykius su smurtautoju, o ne dėl to, kad jisai mirė arba išėjo gyventi pas kaimynę šiandien. Tai jinai sąmoningai tai gali daryti kaip ir vyras. Tai va tie pasirinkimai, kad ir gyvenant, kad ir darant, nes iš esmės dauguma iš esmės žmonių žino, kaip turėtų būti. Kokia turėtų būti šeima ir jie tai ištransliuoja. Dėl to ir kaip sakėte, nesako tai, ką reikia, bet iš tikrųjų ne tai, ką reikia, galbūt kai kurie daugiau kalba apie tai, kaip jie norėtų, kad būtų arba kaip turėtų būti. Nes dauguma vis dėlto žino, žinokite, kaip turėtų būti. Ir tai pasireiškia per tam tikras vertybės, per jų ištransliavimą, kas yra svarbu. Tai paprastai svarbu yra šeima žmonėms, svarbiausias yra vertybės šeima, sveikata ir psichinė ir fizinė. Turiu galvoje ir ta. Ir sąsajas mato absoliuti dauguma tarp fizinės ir psichinės sveikatos. Tai per vertybės kalbant, tai labai labai išryškėja, kad iš esmės panašus tie žmonės yra. Panašus, bet to pačiu ir skirtingi. Bet iš esmės absoliuti dauguma žino, kaip reikėtų kur link judėti. Tik tai tiek, kad nepavyksta arba ne taip pavyksta, kaip norėtų. Ir dėl to mūsų, kaip probacijos tarnybos darbuotojų tikslas yra palaikyti juos, kai jie daro tokius pasirinkimus. Pripažįstant, kad jie turės atkryčius. Iš karto pripažįstant, kad turės atkryčius. Nes jeigu mes nepripažįstam atkryčio, tai mes į žmogų tada žiūrim kaip į Dievą. Nes tik Dievas nedaro klaidų. Žmonės daro klaidas ir nuolat kartoja tam tikrus dalykus, nors ir žino, kad taip neturėtų būti. Mes pripažįstam ir kartu išbūnam, klausom tos dalykus ir paskui vėl padedam kalbėti, pripažinti ir projektuoti, ką galėtų kitą kartą daryti truputį kitaip. Jeigu darys taip pat, rezultatas bus tikėtina, kad tas pats. Tai tą patį, bet ką dar galėtų pridėti to, ko nedarė. Kartais trūksta labai mažų dalykų, kad pasikeistų labai dideli. Bet iš tikrųjų aš tai tokį girdžiu, kad labai didelę reikšmę čia žaidžia pasirinkimo įgalinimas, priminti žmogui, kad jisai
turi galimybę ir turi teisę ir jisai renkasi, nes iš tikrųjų viskas eina nuo pasirinkimo ir mes kartais pamirštam, net ir aš paprastuose dalykuose kiekvienas, kad mes laisvi rinktis ir taip plaukiam ir po to galbūt ten kaltini dar kažką, pasiduodi, gal net į tą patį kažkokį įkrenti aukos vaidmenį, net jei ir tu ten buvai smurtautojas, aš įsivaizduoju, tų visokių būna atvejų. Ar yra apskritai jums buvo tokių atvejų, kur labai jūs nustebino žmogaus pokyčiai į gerąją pusę, kur tikrai galbūt nesitikėjot net, kad žmogus gali iš tokio sunkumo pasikeisti ir kažko pasiekė kitaip? Jo, esu turėjęs vyrą, kuris grįžo iš įkalinimo įstaigos, benamis buvo, miegojo, grįžo penktadienį vakare, miegojo prie probacijos tarnybos, ten mūsų senosios patalpos dar buvo probacijos tarnybos, tai ten už probacijos tarnybos per kiemelį dabar ten Grožio klinika, už jos ten toks apleistas priešais Šaulių koncertą namas, jisai ten anksčiau buvęs kažkas raudonų plytų, toks didžiulis namas, jisai iki po šiol dar apleistas ant Šaulių gatvėje. Tai ten jisai permiegojo tas 2 naktis, gavo ten į kaktą, atėjo ryte, pirmadienio rytas, labai blogas startas, iš tikrųjų lygtinai paleistas, su pramušta kakta, tokia jau biški šašas pradėjo dėtis, be namų, be darbo, aišku, be jokių kažkokių dalykų, už ką būtų galima užsikabinti. Tai va toks. Ir aš atsimenu, man įstrigo jisai su ta tokia Aliaska striukė, dar tada tokios striukės būdavo. Tas striukė iš kažkur išlindęs, toks stambus, aukštas vyras, jisai taip ryžtingai probacijos tarnybą. Ir ten tikrai buvo tas atvejis, kai man jį atsiuntė, ten jau darbuotojai pasakė, tu eik, sako, ten į tą paskutinį kabinetą, kad nematyčiau, sako, tavęs, aš sako, negaliu žiūrėti tave, nes puikiai suprato iš tikrųjų, kas čia dabar to įvyks, turiu galvoje, nes tas žmogus, jisai iš tikrųjų be jokių, sakau, tų tokių atramų vadinam. Tai va, ir iš tikrųjų tada buvo tas atvejis, kai aš tiesiog klausiausi to žmogaus, nes puikiai supratau, kad jeigu duotų man tokią situaciją, tai sunkiai aš įsivaizduočiau, nuo ko čia pradėti reikėtų. Pats asmeniškai sunkiai įsivaizduočiau, nes jis kaip Marse išlipęs vienas. Tai va, ir tas žmogus padarė didelius pokyčius, jisai apsigyveno saugioje aplinkoje, jisai įsidarbino, dirbo, jisai atkūrė santykius su artimaisiais ir iš tikrųjų tai buvo dideli pokyčiai. Dideli pokyčiai ir aš netgi tikrinau, iš pradžių, žinot, kažkaip netikėjau, kadangi vis tiek aš dar pertikrindavau informaciją, skambindavau tam tikras įstaigas, tikrai klausau, čia taip tikrai gali būti, bet taip vyko ir mes su juo bendravom. Tada jisai dar ir su kvapu patį pirmą kartą dar atėjo, tai va dar tas, tokį pirmadienį rytas, kovo mėnuo, šalta, galva pramušta, pirmas vizitas į probaciją, iš kalėjimų išėjęs už nužudimą, tarp kitko moters, sugyventinis, gyveno sąvartinę prieš įkalinant kartu ir ten jisai ją nužudė. Tai va, tai tas žmogus sukūrė gyvenimo tokią, jisai išbuvo pas mus probacijoje gal kokius 9 mėnesius. Daugiau niekada nebuvo fiksuoto jo neblaivumą, jisai dirbo, gyveno saugioje aplinkoje, atkūrė santykius su dukra, nes ten vaikai buvo nusisukę, nes nužudė jisai ne mamą, jisai, man atrodo, nužudė kitą jau sugyventinę, bet jau artimieji buvo stipriai nusisukę nuo jo ten. Žodžiu, tai buvo daug pozityvų pokyčių. Tai čia buvo tas variantas, kur jau sudėtinga buvo įsivaizduoti, nuo ko čia reikėtų, kaip čia išlipti, ir vyras dar buvo prieš pensinio amžiaus. Ir laikas dar, žinokite, tai buvo tik po krizės neseniai praėjo. Dar ir darbo nebuvo. Sveiki vyrai, sveiki. Ne iš įkalinimo įstaigos išėję, labai sunkiai darbą gaudavo. Vau, iš tikrųjų, aš labai tikiuosi ir klausytojams toks bus jausmas, nes man klausant toks susidaro, žinot, viltingas. Iš tikrųjų, jei žmogus labai labai nori, viskas yra įmanoma, pasikeisti ir atsistoti ant tų kojų. Pabaigai, Vaidai, dar norėčiau paklausti jūsų patirtimi, jūsų akimis. Ką manot, ką mes turėtume padaryti, kad to smurto būtų mažiau visuomenėje? Aš žinokit, pasakysiu paprastai, aš manau, kad geriausias kelias yra pradėti nuo savęs. Jeigu aš pradėsiu mažiau daryti to, ko noriu, kad būtų mažiau, tai ir bent jau mano gyvenime to mažės. Tai mano gyvenimas susiliečia su kitų gyvenimais. Lengviau pasakyti kitiem, ką daryti.
bet geriausiai pradėti nuo savęs. Bet čia sunkiausias kelias. Sunkiausias, nes paprastai žmonės sako, aš dar netiek smurtauju, tai tu pažiūrėk, va, ten žudo, ten pjauna, ten pažiūrėk, tam bendrabutį. Eikite tą bendrabutį. O iš tikrųjų savo reikia bendrabutį eiti ir susitvarkyti savo dalykus. Tai jeigu kiekvienas pradėtų nuo savęs, kiekvieną dieną mažą dalyką nusišypsotų kaimynui, vietoj to, kad praeina pro jį net vardo, nežino, dažnai žmonės gyvena 20 metų, nežino vardo, vienas kito jos. Tai nuo tokių mažų dalykų tai prasideda iš tikrųjų. Tai kiekvienas, jeigu padarytų kažką mažą dalyką nuo savęs, tai tikėtina, kad visuomenė taptų saugesnė, nes mes vienas su kitu susiliečiam. Yra net kažkoks, aš neatsimenu, tyrimas atliktas, kuris parodo, jeigu tu turi kažkiek tai draugų, tai jeigu ten 100 ar kiek, tai visi pasaulio žmonės yra su kom nors per kitus draugus vienas su kitum pasisveikinę. Dabar tai tiksliai nepamenu, bet idėja maždaug tokia. Bet esmė tokia, kad jeigu tu pradėsi kažką daryti, jeigu aš pradėsiu, jeigu jūs, Eglė, pradėsite, tai jeigu mes abu kažką tai tokio padarysim šiandieną, tai su savo elgesį, tai mes jau ir prisidėsim.